Sveiki visi atvykę į naują Kino Maniako podcastą. Šiandien aš kalbėsiu apie lietuvių filmą Sesės. Pradėkime nuo to, kad šitas filmas susilaukė labai didelio susidomėjimo dar prieš patį filmo rodymą. Pats susidomėjimas prasidėjo po to, kai paaiškėjo, kad du lietuvių filmai Lokardo festivalyje parsiveža apdovanojimus. Tas filmas buvo, žinoma, Sesės. Ir taip pat kitas filmas, kuris tiesą sakant buvo apdovanotas geriausio to festivalio filmu, tai buvo Akiplėša. Tačiau apie Akiplėšą šiandien nekalbėsiu, kadangi jisai bus rodomas tik nuo pavasario, nuo 25 metų pavasario, tai dar pats daug apie jį nežinau. Tai apie jį bus visai kitas podcastas, taip pat laukit. Tačiau šiandien apie Sesės. Taigi, Lietuvą pasiekė tokia žinia, kad Lokarno kino festivalyje buvo parsivežta apdovanojimai būtent Sesių filmui. Ir tie apdovanojimai buvo už geriausią režisierių bei geriausią pasirodymą, sakykim, tai kitaip sakant, labai gerą, geriausią nelaimėjimą, bet geriausią tiesiog vaidybą aktorių. Tai va, prasivežė savo leopardus, kaip sakoma, kadangi ten apdovanojimas yra leopardas. Tai prasivežė leopardus ir tiesiog susilaukė labai didelio susidomėjimo visuomenės, kadangi Lokarnas yra labai prestižinis kino festivalis Šveicarijoje ir bendrai ten suvažiuoja iš viso pasaulio kino kūrėjai, ir kad lietuvių filmai užimtų tokias, ką aš nusišneku, vos ne aukščiausius prizus pasimtų namo, dar taip niekada nėra buvę Lietuvos kino istorijai, arba bent aš apie tai nežinau. Tai visuomenė buvo labai susidomėjusi, tai vyko daug interviu, buvo daug įvairiausių prieš pačio filmo rodymą bendrai auditorijai, bendriem žiūrovam, buvo ir iš ankstinių premjerų su kviestiniais žiūrovais. Tai šitas filmas tikrai susilaukė didelio susidomėjimo, būtent lietuvių. Taip pat, ką jis protingai padarė ir ką gerai padarė, pasidarė žiauriai gerą marketingą, kitaip sakant, labai gerai save išsireklamavo. TikTokas, Instagramas, Facebookas, visur galėjai matyti reelsus iš filmo Sesių. Ir tas reklama filmui yra labai gerai, čia yra tikrai žiauriai geras, labai gera korta buvo išmesta. Tačiau, po tų daug reklamų, kai man net pradėjo tos reklamos ant televizoriaus rodyti, aš išsigandau, ar čia nebus komercinis filmas. Ir galiu jūs patikinti, kad tikrai nėra. Aišku, man tiesiog reikėjo prisiminti, kokius apdovanojimus prisirinko ir parsivežė namo. Ir man tai iš karto dėjo, ką aš čia nusišneku, komercinis filmas. Jis turi gal komerciškumo šiek tiek, tačiau jis tikrai nėra, leisiu savo tai pasakyti, tipinis lietuvių komercinis filmas. Jis tikrai toks nėra. Čia yra iš, sakykime, Kaftaradzės filmų tipų, labiau iš tų tokių, sakykime, nelabai komercinių. Vienas iš tokių čia žymesnių lietuvių filmų tai buvo Tu man nieko neprimeni, Kaftaradzės, arba Lauciaus Paradas. Paradas, sakykime, gal buvo šiek tiek labiau į komercinę pusę, bet taip pat galiu laikyti ir nekomercinių filmų. Pradėkim nuo režisūros filmo Sesių. Režisierius Laurynas Bareiša. Apie režisūrą daug komentarų net neturiu ką pasakyti, nes tai tiesiog buvo nepriekaištinga. Prisikip prie ko neturiu, viskas atlikta gerai, viskas gerai susilipino. Tai ir kas yra įdomu, nežinau ar įdomu, dar bus vėliau įdomesnių dalių, tačiau kaip ir dažniausiai kino industrijoje, jeigu yra daromas toksai, sakykime, rimtesnis filmas, scenarijų rašo dažniausiai
ir režisierius filmo. Tai reiškia, kad tiesiog režisierius savo pasirašo scenarijų ir po to pagal jį režisuoja. Tai tas pats buvo šitam filme. Scenarijus buvo taip pat Laurino Bareišos ir prie scenarijų, žinau, kad taip pat prikipti neturiu prie ko. Jis buvo parašytas tikrai pasauliniu lygiu. Buvo tikrai realistiniai dialogai. Čia yra vienas, kas yra bandęs rašyti dialogus, tikrai supras, kad parašyti realistinius dialogus yra aukštasis vos ne mokslas. Ir tikrai, kad žiūrovas pajustų ir suprastų, kad čia yra ne kažkokia vaidyba aktorių, o istorija. Reikia tikrai įdėti daug darbo ir prie dialogų tikrai prikipti daug negaliu, nes jie tikrai buvo realistiniai. Buvo vartojami lietuviški žodžiai ir buvo taip pat ir anglicizmų, kas yra dabartiniai lietuvių gatvės kalboj įprasta ir normalu. Tai tikrai negalim sakyti, kad čia buvo kažkoks, sakykim, netikroviškas arba ten labai lietuviški tie dialogai buvo, tiesiog tikrai dialogai buvo, taip kaip kalba lietuviai, kaip kalba tiesiog paprasti lietuvių žmonės. Tačiau apie scenarijų yra kitas toksai kabliukas, kas kol kas dar nesu matęs tokio lietuviško filmo su būtent tokiu scenarijumi, ką aš turiu omeny, kad scenarijus nėra vientisas. Nėra istorija A iki B. Diena, vakaras. Istorija yra šiek tiek pasimėčiusi. Kas žiūrėjo kiną pavasarį, tai apie ką aš kalbu, tai tokie patys pasimėtimai buvo ir filme Monstras. Tai kas matėte, tai supras, kas nematėte, tai tikrai neišsigąskit. Ką tai prideda filmui? Kai yra pirmas scenarijus, sakykime, nevientisumas, toks šuolis, žiūrovas šiek tiek pasimeta. Tačiau geram žiūrovui tas pasimetimas yra gerai, nes tu praktiškai niekada nenori išeiti iš filmo jo nesupratęs. Tai tu kaip tik tada pasirėmė, sakykime, į rankas ir bandai gilintis į tą filmą. Tada tu pradedi kreipti dėmesį savo į detalės, žodžius, kameros darbą ir panašiai. Tai tas toks scenarijos netęstinumas nuo A iki B, ten A, C, D, E ir panašiai, pasimėtimas, pačios istorijos kažkoksai, pakarpimas, sumaišymas vietomis prideda tokio įdomumo pačiam žiūrovui, nes tai nėra įprasta ir tai taip pat sudomina žiūrovą. Tai kai eisit žiūrėti filmą šitą, tai tikrai nenustebkit, kad bus akimirka ir akimirkos, kai jūs nesuprasit, kas čia biški vyksta ir čia kažkas blogai su filmo failu ar kas, tai būkit ramus, tai turi būti toksai yra scenarijus. Vienas iš įdomiausių, man labiausiai padariusių įspūdį faktų apie šio filmą būtent kūrybinę komandą, tai kad Laurinas Bareiša, režisierius, rašytojas šio filmo, buvo taip pat ir operatorius šio filmo. Tai žinokit, tikrai yra tas keista, kadangi dažniausiai būna kitas žmogus, kas yra atsakingas už kamerą, jis ten turi savo asistentus ir panašiai. Režisieriui filmuoti yra, pasakysiu taip, tikrai neįprasta. Kadangi dažniausiai režisierius nori įsigilinti būtent į režisūrą savo, kad nepridaryt kokių nors, sakykime, klaidų, ar kad tiesiog būtų filmas tęstinas. Ir tas toksai, sakykime, darbas keliose departamentuose kartais, sakykime, gali pakišti koją. Tačiau kojos tikrai nepakišo. Taip pat žiūrėdamas filmą man tikrai buvo įdomu, kas čia per operatorius, nes operatorius darbas tai yra, tiesiog net nežinau kaip išreikšti. Taip pat įdomus faktas, šiandien paminėjau 2 filmus kitus. Aišku, paminėjau daugiau, bet paminėjau 2 lietuvių filmus, tai Kaftaradės Tu man nieko neprimeni ir Lauciaus paradas. Spėkit, kas buvo tų filmų operatorius. Žinoma, Laurinas Bareiša. Tai jis savo filmą taip pat
pats filmavo ir tą darbą atliko tikrai gerai, nes filmavimas yra profesionalus, pasaulinio lygio, pagal pasaulinės tendencijas, kadrai yra įdomus, kompozicijos taip pat, tai prie operatorinio tikrai neturiu prie ko prikipti. Keliaukime prie garso. Ir garsistas buvo Julius Grigelionis ir prie garso taip pat žinojau prikipti, neturiu prie ko, jis buvo tikrai geras. Jis buvo padarytas taip pat žinoma profesionaliai, kaip jau šitam filmui įprasta. Buvo galima išgarsti daug detalių ir jisai garsą šį filmą nešė. Dažniausiai garsistai juokauja, kad niekas nesupranta, ką jie daro, tačiau nes žmonės negirdi gero garso, jie girdi tik blogą garsą. Tai šitam filme blogo garso nebuvo. Jis buvo geras, buvo profesionalus, buvo įvairiausių detalių garse ir jeigu tu sėdi kino salėje ir taip nori įsigilinti filmą, tai ypatingai tausis, nes garsas tikrai prideda detalių, kur tu gal nepastebėtum vien naudodamasis akimis. Kalbant apie aktorius, tai aktoriai yra Gelminė Glemžaitė, Paulius Markevičius, Giedrius Kiela, Agnė Kaktaitė. Tikiuosi, kad gerai sukirčiavau viską. Bendrai apie filmą jis yra įdomus, jis yra įtraukiantis, jis yra suįdominantis žiūrovą. Ir jūs pagalvokit, kad jisai parsivežė 2 prestižinius apdovanojimus už geriausią režisūrą ir geriausius aktorius. Taip pat jis buvo ir nominuotas geriausiam filmui to festivalio, Lokarno. Aišku, tą apdovanojimą pavogė kita lietuvių kūrėja, kaip Lėšos filmas tai pavogė, bet pykti per daug irgi negalime. Bet grįžkime prie sesijų. Tai, kam aš rekomenduočiau šį filmą peržiūrėti, būtų visiems, tiesą sakant. Šitas filmas neturi savo labai tikslios auditorijos. Jisai yra bendras, sakykim, tema yra paimta labai įdomi. Yra daug, sakykim, šeimyniškų situacijų. Ir tikriausiai galiu ir trumpai pasakot siužetą. Tai yra istorija apie 2 seses, kurios nuvažiuoja į sodybą su jau savo abiejom pusėm, su savo vaikais, ten pabūt savaitgalį. Ir tas savaitgalis trupučiuką nevyksta taip, kaip buvo planuota. Atsiranda daug, sakykime, atsitikimų, kas buvo neplanuota, daug įvykių. Tie įvykiai nėra labai gražus, bet spoilinti jums nenoriu, kadangi jūs privalot peržiūrėti šį filmą. 2 Leopardai, daug nominacijų ir net nežinau, kam aš nerekomenduočiau pažiūrėti šitą filmą. Jisai yra, sakykime, į stipresnę pusę iš filmų, tai jeigu esate labai jautrus žmogus ir nepernešat skausmo arba turit baisiai daug empatijos ir kiekvieno kito veikėjo išgyvenimus išgyvenate kaip savo, tai pasiruoškit, nes čia bus daug tokių įvykių, kur taip širdelė gali stabtelti, bet filmas yra net nežinau kaip išsireikšti, tobulas gal net. Tai nenoriu jūsų ilgai laikyti, nenoriu prarasti jūsų susiįdominimo apie šį filmą ir tikiuosi, kad jį peržiūrėsit. Kaip tik nuo rugsėjo 20 vyko oficiali nacionalinė jo premjera, tai jį tikrai dar rodo, jeigu aišku neklaus šito podcast'o po kažkiek metų. Ir tikiuosi, kad pažiūrėsiu šitą filmą ir suprasti, kad lietuviai jau senai daro gerus filmus. Tai ačiū, kad klausotės, ačiū, kad klausotės šio podcast'o. Tikiuosi, kad patiko, tikiuosi, kad kažką papasakau naujo ir labiausiai tikiuosi, kad
nueisit ir peržiūrėsit šitą filmą. Ačiū Jums. Iki.